Sveiki, mėly klausytojai, girdite tinklalaidę Filosofinė terapija. Su jumis esu aš, Justinas Grigas. Ir aš, Algis Fidejevas. Grįžtame po šiokios tokios pertraukėlės į eterį ir šiandienai norime jums pasiūlyti, pamastyti kartu, pasvarstyti apie ganėtinai karštą temą šiuo metu, tai yra dirbtinis intelektas. Žinoma, tai nėra jau visai nauja tema, bet turbūt vis dar labai šviežia, aktuali ir vis labiau besismelkinti į mūsų kasdienį gyvenimą. Ir kadangi filosofija nuolatos stengiasi reflektuoti tai, kaip mes gyvename. Turėtų bent jau. Turėtų. O kai kurie galbūt domisi labiau praeitimi, mes su Algiu stengiamės žiūrėti į dabartį. Ar gražiai pasakiau? Labai gražiai pasakė ir man atrodo reikia tą pasakyti, nes gal kartais per daug yra į tą praeitį einama. Ir filosofija turi kalbėti apie aktualius dalykus, dėl kurių skauda, dėl kurių smagu, kurie svarbus. Taip. Ir apie dirbtinį intelektą yra kalbama, kad tai gali būti, tokia fundamentali technologija, panašiai kaip ten garo variklio atsiradimas, elektros atsiradimas, interneto atsiradimas. Tai visi šitie tokie technologiniai išradimai, jie iš pagrindų keičia kasdienį gyvenimą ir akivaizdu, kad dirbtinis intelektas jau dabar tą daro. Darbinėse sferose žmonės apie tai nuolat kalba. Kalbama apie tai, kad dirbtinis intelektas daro įtaką tam, kaip mes pasaulį suprantame, nes daug žmonių informaciją jau pagrindinę gauna per dirbtinį intelektą, ne tiek per Google, ten ieško ar per kitus paieškų variklius kaip anksčiau, bet kai reikia informacijos, kreipiasi į dirbtinį intelektą ir ten gauna tos teiginius, kuriuos priima, dažnai už tiesą. Tai žodžiu, dar vienas toks aspektas, bet tai, į ką mes šiandien kreipsime dėmesį, tai yra dirbtinio intelekto įtaka žmonių tarpusavio santykiams. Taip sakant, kalbėsime apie dirbtinį intelektą kaip tokį reiškinį, kuris vis labiau tampa tarpininku žmonių tarpusavio santykiuose. Ir tai matyti tame, kad bendraudami vienas su kitu žmonės vis dažniau kreipiasi į dirbtinį intelektą kaip tokį trečią asmenį, galima taip sakyti, ar trečią šalį, iš kurios vėlgi tikisi gauti kažkokius teiginius, kažkokias atramas, pagalbas tame bendrajame, tarpusavio bendrajame. Tai vienas pavyzdys, su kuriuo aš, pavyzdžiui, dirbdamas su žmonėms, susiduriu, kad į dirbtinį intelektą yra kreipiamasi sprendžiant porų tarpusavio santykius. Sprendžiant santykius su draugais ir įvairius kitus santykius. Dar vienas labai įdomus aspektas yra dirbtinis intelektas kaip terapeutas, psichoterapeutas. Tai kai kurie žmonės dirbtinį intelektą naudoja kaip tokią pagalbą, galbūt atramą tam terapiniam procese. Tačiau taip pat vis labiau populiarėja atvejais, kuomet tiesiog pasitenkinama vien tik dirbtiniu intelektu. Ir čia jau ne tik tarpininkų tampa dirbtinis intelektas, bet netgi vos ne pakaitalu to psichoterapeuto. Taigi dirbtinis intelektas kaip tarpininkas žmonių tarpusavio santykiuose, tai yra tai, ką mes šiandien kviesime trumpai apsvarstyti ir apmastyti. Ir čia mes fokusuosimės į du aspektus pagrindė, tai būtent tokie asmeniniai žmogaus santykiai ir dirbtinis intelektas kaip terapeutas, kaip pagalbinė priemonė, kartais net kaip pagrindinė priemonė terapinėme procese. Tai judam prie temos. Gal pačiai pradžiai aš dar norėčiau pakviesti tave, Algi. Ačiū už kvietimą. Žinoma, kvietimas yra pasidalink, kaip tu pats dabar santykiauji su dirbtiniu intelektu, ar tu turi kažkokį santykį su tuo, ar tu jo naudojasi, jeigu taip,
kokiais tikslais tą darai? Šiuo metu nenaudoju apskritai. Labai retai, net darau radio laidas apie muziką. Tai bandžiau naudoti ten. Tai, sakykime, vienu atveju, kur ieškai, na, pavyzdžiui, aš pateiksiu pavyzdį. Sakykime, dainų su iškilo klausimas, antikarinės dainos, kokių 60 metų country muzikos kontekste. Tai jeigu įvedi tokį klausimą, tai visai neblogai veikia. Tai esu šiek tiek naudojęs, bet su tokiu rezervu ir su tokia šiek tiek abejonė, žinodamas, kad yra gerokai daugiau ir kad čia parinkta taip arbitraliai. O kitas, bet šitas variantas buvo visai neblogas. O kitas variantas buvo labai nevykęs, kai aš tiesiog faktų ieškojau, tikrinau faktus. Na, pavyzdžiui, koks muzikantas su kokiu muzikantu, kokiam albume grojo, tai, visą laiką buvo klaidos. Visą laiką buvo klaidos ir tokiu užtikrintų tonų programa parašydavo, kaip yra. Aišku, aš naudojau nemokamą variantą ir pernelyg nesigilinau, gal ir tas susiję, bet kokiu atveju man tokio pasitikėjimo labai nekėlė, plus man įdomu knistis, man įdomu ieškoti, man įdomu tyrinėti, tai, kažkaip tų greitų atsakymų visiškai nereikia. Tada esu domėjęsis šiek tiek, gal ne tiek domėjęsis, esu apmąstęs tą temą mene, muzikoje konkrečiai, nes prieš kažkiek metų, dar prieš 10 gal, teko dalyvauti konferencijoje ar keliose net, kur jau buvo labai, kai kurie žmonės aiškino, kad čia išstums muziką, kuriama žmonių, nes jinai lygiai taip pat gera. Ir man atrodė visiškai nesąmonė šitas teiginys, dėl to, kad pati muzikos samprata buvo labai nevykusi tų žmonių, kurie labai aukštino dirbtinį intelektą, nes jiem muzika buvo informacija ir apskritai menas yra informacija. Mene yra informacijos, bet tai yra nedidelis procentas. Yra žymiai daugiau visko, tai kadangi pats užsiemu muziką, tai pats kategoriškai nesutinku su tokiu teiginiu ir manyti, kad pakeis yra nesusipratimas. Kita vertus, kalbant apie populiarią muziką, kuris skamba populiariose radijo stotyse, tai man tas visiškai jokių problemų nekelia, nes ta muzika ir šiaip yra absoliučiai šabloniška, tai ar jinai pagaminta tokiu mašininiu būdu prodiuserių ir kitų 10 žmonių, ar nedirbtiniu intelektu pagamintų, man nėra jokio skirtumo, absoliučiai negąsdina. Aš nenoriu taip nuklysti gal į šitą temą, bet trumpai visgi, o kodėl tu manai, kad nepakeis dirbtinis intelektas realios kūrybos? Todėl, kad realioji kūryba, pirmiausia, yra gyvas santykis, kūniškas santykis, ypatingai gyvuose koncertuose, yra gyva emocija, prakaitas, yra kvapas, yra prisilietimas, yra tiesiai, kas į širdį pataiko. Gyva patirtis. Tiesiog. O klausant muzikos, tai mane, pavyzdžiui, irgi domina ir asmenybės, kurios tą daro, tai aš skaitau, domiuosi ir, girdžiu žmogų. Tai dėl to manau, kad tame lygmenyje, kuris man įdomus, tai tikrai nėra jokios grėsmės. Tai va, o grįžtant prie tokio terapinio labiau, tai man tekę tiesiog apie psichologinius dalykus šiek tiek užduoti klausimų. Tai va, ten nebuvo tai blogai, nes atrodo, kad labai greitai susintetina tam tikras psichologinės mokyklas, gali ir filosofinės mokyklas susintetinti ir nebuvo visiškos nesąmonės, kokius atsakymus gavau, visai su intuicija ir man paties išvalgom sukoreliavo. Taip kad šitoje vietoje mane nustebino ir netgi maloniai nustebino ir čia ir yra šios dienos tema, kad aš pats išbandžiau, ne tai, kad terapinį labai, bet daugiau tokį pasmalsavimo, pasidomėjimo, pasiteiravimo aspektą ir šiaip tai nebuvo labai prastai. Tai tu, kai pasitelki dirbtinį intelektą, pasikalbėti apie tau asmeniškai, taip autentiškai rūpenčius dalykus, apie savo realias patirtis, tau pasirodė, kad jis į temą pasakė. Jisai tema tai nebuvo toks, kad aš visiškai ten pasitikėčiau, jeigu neturėčiau
tų kažkokių minčių, įžvalgų ir šiaip apie save, tai galbūt viena situacija, bet kadangi turėjau ir tada žiūriu, kad nėra labai nusišnekėjimo didžiulio. Taip, kad pasirodė visai įdomus mechanizmas. Ir galbūt dėl to šios dienos tema dar aktualesnė, nes jeigu būtų visiškai nesąmonė, tai net nelabai vertėtų apie tai daug kalbėti. O kadangi racijos ten yra, tai dirbtinio intelekto naudojimas terapiniuose dalykuose, arba, nuo ko tu pradėjai, kalbant apie tarpusavio santykius, man atrodo, pasidarė dar toks aštresnis klausimas, nes nėra nesąmonė. Taip, nėra visiškai nepagrįstas dalykas, taip. Turbūt tame čia ir yra tas kabliukas pagrindinis. Tai... O tu? Kokia tavo patirtis? Mano patirtis, tai daugiau ieškant informacijos. Man neteko taip labai tyrinėti tų psichologinių aspektų. Turiu prisipažinti, bendraujant su tais su tom aplikacijom dirbtinio intelekto. Čia šiaip reiktų man turbūt šitą užpildyti spragą, nes gan aktualu, vis tiek gan aktualu. Aš tiesiog kitų atsiliepimus labiau esu girdėjęs, esu skaitęs labiau. Šiek tiek esu išbandęs, tai, ką pastebėjau, tai kad, stebėtinai tai gali būti emocinis ryšys su tuo. Tariamai, kalbančiuoju, nes, kai... Kodėl tu manai taip nutinka? Ar dėl to, kaip parašo, kad kokia forma? Kaip parašo, jo, ten, parašai, kad, aš jaučiuosi ten prislėgtas. Ir, atrašo, ten, nesmagu girdėti, ar ne? Ir, mane girdi. Yra toks jausmas, buvo, taip? Taip, yra toks jausmas, kyla tokia emocija. Ir žodžiu, kažkoks tarsi emocinis ryšys ir kūrėsi. Tiesą sakant, neseniai man pradėjo rodyti reklamas, ten kartu yra dirbtinis intelektas su vaizdu ir ten grinai siūlo kompanioną gyvenimui. Tai yra mergina, kurią tu gali susiformuoti pagal tai, kaip tu nori, kad jinai atrodytų, pagal preferencijas, pagal skonius. Tiesa, dar neišbandžiau, bet kažkas jau skuba pasipelnyti žmonių vienatvės, siūlydami, žodžiu, tokį virtualų kompanioną. Gudrus žmonės. Gudrus verslus žmonės. Taip. Galima sakyti, kad blogas kapitalizmas, bet aš gal sakyčiau gudrus žmonės. Taip, čia, sakyti, bloga, gera, tai čia jau tokie vertinimai. Taip. Nelabai prasminga prie to taip šokti turbūt. Jo labiau, jeigu toks kompanionas, kažkaip apsaugo žmogų nuo savižudybės elementariai kažkuriam gyvenimo etape, tai kodėlgi ne? Tai čia tas ir įdomu, kad negalima vienareikšmiškai labai pasmerkti viso to. Tai mano patirtis ribotas, bet irgi pamačiau, kad negali taip vienareikšmiškai pasmerkti, bet kartu ir nesinori vienareikšmiškai priimti. Tam kontekste, man norisi dar šitą bei tą pasakyti apie patį veikimo principą dirbtinio intelekto, gal tiesiog svarbu tą įvardinti, kaip tai veikia. Aš galvoju, kad ir klausytojai tą turėtų omenyje. Aš irgi nesu technologijų ekspertas, bet kiek suprantu, tai dirbtinis intelektas, tai yra labai sofistikuota technologija, ten yra daug įvairių sluoksnių. Dirbtinis intelektas priima informaciją, kurią gauna iš manęs ar tavęs, kai mes parašom, ten ją apdoroja per keletą sluoksnių ir duoda tau rezultatą. Bet to rezultato principas yra taip stebėtinai toks, arba genialiai paprastas. Mano supratimu, dirbtinis intelektas, ką jis bando padaryti, tai turėdamas įvairius kontekstus, įvairius kriterijus, jis bando dėlioti sakinį ir nuspėti, kuris žodis turėtų eiti po esamo žodžio. Tai jis tiesiog prognozuoja, koks tikėtina turėtų būti sekantis žodis, paskui sekantis teiginys, po prieš tai buvusio žodžio ir teiginio. Ir tokiu būdu jisai tiesiog dėlioja sakinį, kurį paskui aš perskaitau ir man jis atrodo prasmingas. Bet iš principo tas procesas, jisai yra tiesiog toks pagal labai platų kriterijų kontekstų tokį sąrašą nuspėti, kas turėtų būti toliau, koks žodis turėtų būti toliau. Principas toks genialiai paprastas.
gal net atrodytų mechaniškas. Iš kitos pusės, man atrodo, kad žmonių bendravime irgi to yra. Pavyzdžiui, jeigu aš, Algi, pamatau tave ir sakau labas, tai ką tikėtina, kad tu man atsakysi? Visaip galiu, bet greičiausiai atsakysiu labas. Taip. Labas. Aišku, esi man ir kitaip pasakęs. Draugui geram, visaip galima. Taip. Supras bairius. Taip. Bet jeigu ten gatvėje prie nepažįstamo žmogaus prieisi, pasakysi labą dieną, tikėtina, kad jis irgi pasakys labą dieną, nes yra tokios taisyklės. Jeigu tu išgirsti labą dieną, tai sakai labą dieną. Arba jeigu išgirsti klausimą ten, kada buvo Žalgirio mūšis kelintais metais, tai irgi tu jau žinai, ką tu turėtum atsakyti. Tai turbūt mūsų tokios kasdienės interakcijos labai panašių principų veikia. Ypač toks formalus bendravimas, pagal etiketą bendravimas, jisai labai panašių principų veikia kaip dirbtinis intelektas. Ir kai dirbtinis intelektas yra susiurbęs daugybę informacijos, nes jisai yra apmokytas bendrauti, jis yra susiurbęs daugybę kontekstų, jam yra sumaitinta, taip sakant, daugybė knygų įvairiausių, daugybė straipsnių, daugybė informacijos, kurią žmogus sukūrė, jisai turi begalę tų variantų, ką galima atsakyti, ir dažniausiai jisai turėdamas tą labai platų kontekstą ir atsako labai tiksliai, iš tikrųjų, pagal tai, ką mes paklausime. Tai kartu tai reiškia visgi, kad tai yra tos žinios, tie teiginiai, kurios duoda dirbtinis intelektas, tokios, apibendrintos, jos turi tam tikrą abstraktumo, apibendrintumo tokį lygmenį ir jos visgi niekuomet neturi prieimo prie konkrečios situacijos. Dirbtinis intelektas neturi akių, neturi ausų, kad jisai matytų visiškai pilną tą kontekstą. Jis vis tiek mato ribotai pagal tos parametrus, kuriuos jis pats turi ir mes jam paduodame, bet jis neturi tos tiesioginės patirties, kuri jam leistų konkrečiai pamatyti. Ir būtent į tą specifinę situaciją kažkaip unikaliai sureaguoti. Visos jo reakcijos, galų gale nėra unikalios. Visos jo reakcijos yra, kaip čia, pagrįstos tais įvairiais kontekstais, kuriuos jisai turi ir tom tokiom irgi šabloniškom variacijom, kaip galima atsakyti ir sureaguoti. Tai tą norėsiu tiesiog pasakyti, kad mes matytume, kokiu principu apskritai funkcionuoja dirbtinis intelektas ir tada jau einant prie žmogaus santykių temos, mes tada irgi turėtume omeny, kad, kai žmonės kreipiasi į dirbtinį intelektą, dirbtinis intelektas gali pasakyti kažką į temą, bet vis tiek tai bus tokie pasakymai, kurie yra, tokie bendro pobūdžio, nematant realios situacijos. Ir tada aš kaip tas, kuris skaitau dirbtinio intelekto pateiktus man teiginius, aš perimu tokius, galų gale vis tiek šabloniškus atsakymus į tos klausimus, kurie man rūpi. Tai mes tada bandysime pasvarstyti, ką tai reiškia, kokią tai įtaką gali turėti mums. Tai aš tik apibendrinsiu, gal šiek tiek pratęsiu, kad tu sakai tuo, kad iš esmės mano vienas iš esminių tokių vaizdinių ir išvadų mąstant apie šitą reiškinį buvo ta, kad čia per bendras schemas aiškinama individuali patirtis, individualus žmogus, individualūs santykiai. Ir skamba čia kaip toks teiginys, vertinantis. Tai aš to išplėsiu. Ką aš turiu meni, kad toks dalykas kaip dirbtinis intelektas tik per bendrus gali dalykus, per bendras schemas, per kažkokias bendras tiesas, kalbant jau apie terapinį kontekstą, per įvairių mokyklų išvadas, jas kažkaip susintetint ir pritaikyt, individualiam žmogui, individualiam atveju. Tai dabar klausimas, ar čia gerai, ar čia blogai. Tai pirmas dalykas, čia yra apskritai turbūt mūsų mąstymo irgi mechanizmas, taip daryti, interpretuoti pasaulį, jį aiškinti, jį suprasti. Išeiti iš tų bendrų schemų yra pakankamai sudėtinga, bet
bet išeiti iš jų ir gebėti konkrečioje situacijoje būti ir matyti konkretų žmogų yra nepaprastai svarbu ir tiek apskritai kasdienėme gyvenime, tiek su kitais žmonėm būnant, tiek jau terapinėme santykėje, tai kaip ir yra esmė gebėti, turint omeny tas bendras schemas, bendras tiesas, kaip veikia žmogus, kaip žmonių santykis veikia, sugebėti pamatyti atskirą žmogų, konkretų žmogų. Tai čia turbūt ir slypi gal esminis pavojus, kad žmogus naudojantis tokį dalyką ir ypatingai besikonsultuojantis, kaip jam žiūrėti į kitą žmogų, nors pirmiausia jau ir į save, jisai gali visiškai save patį išleisti iš to akiračio. Turiu omeny, kad jam skauda dėl kažko, kas jo gyvenime buvo, kas jam svarbu, bet pasiremia dirbtiniu intelektu kaip tokiu, kaip padėjėjų ir jisai jam tik tais bendrą tiesą duos. Ir žmogus pats savęs, jisai pats iš to akiračio išeis. Tada, kai einama į tarpusavio santykius, tai yra dar sudėtingiau, nes atsiranda ir kitas žmogus. Ir tada, pavyzdžiui, esu kokiuose santykiuose romantiniuose ir yra krizė poroje ir aš nelabai suprantu, ką partnerė ar partneris masto, kalba, galvoja. Ir tada įsivedu ChatGPT kažką ir man pateikia atsakymą, ką galbūt galvoja. Ir aš jau tada turiu kažkokį įsivaizdavimą, kuris gali būti absoliučiai klaidingas, absoliučiai neteisingas ir tas realus žmogus, kuris prie manęs, šalia manęs yra, gali būti absoliučiai nesuprastas, o aš tiesiog vadovausiuosi kažkokiamis tai bendromis schemomis. Tai turbūt čia yra pagrindinis pavojus, kad jau kalbant apie mane patį, galiu save taip subanalinti, bet kur jau yra 2 žmonės, tai viskas yra dar sudėtingiau, kur yra 3 žmonės, gali būti dar sudėtingiau. Ir tų bendrų schemų naudojimas apskritai yra toks dalykas, kurį labai su tokiu rezervu reikia žiūrėti labai atsargiai. Aš irgi panašiai matau. Man patiko, Algi, tavo mintis, mes prieš dar šią laidą įrašinėdami kalbėjom apie tai, man atrodo, tu gan tiksliai pasakėjai, kad dirbtinis intelektas veikia kažkaip panašiai kaip savipagalbos knyga kokia. Ten savipagalbos knygos, jos irgi rašo tokius bendrus teiginius. Kurios, dar įsiterpsiu, dažnai kritikuojamas dalykas apskritai, bet aš manau, kad yra labai geras dalykas iš principo. Jeigu žmogus siekia save suprasti, jisai skaito, domisi ir bando susigaudyti savyje, bet reikia turėti omeny, kad yra tam tikras skliaustas, ar kiek tu gali, tam tikra riba, kiek iš jų gali pasimti. Ir reikia atsargiai jas reflektuoti, nebūtina priimti kaip taisyklių. Taip, ir savipagalbos knygoje vis tiek šiaip dar reikia pačiam atlikti to mąstymo darbo nemažai, kad tu surištum tai, kas ten rašoma, su savo asmeninė situacija. Bet dirbtinis intelektas, jis duoda ne tik tas bendras tezes, bet jisai dar ir atlieka tą darbą papildomai. Sintezės, pritraukimo prie tarsi tavo konkrečios situacijos, nors iš tikrųjų jis nemato tos konkrečios situacijos. Bet čia dar labai svarbu, kad tu pasakėjai apie tą, kad emocinis ryšys kūrėsi, kad parašo, kad, man, kaip sakai, man gaila, kad taip jautiesi. Tai čia, man atrodo, irgi yra tas triukas ir sintezė padaroma, kad čia tau apie tave, bet dar ir su tokiu kabliuku emociniu. Nes savipagalbos knygose, kad ir kokios jos bus, galbūt empatiškos, bet tau reikės pačiam to emocinio ryšio, tu gali pats susimegzti, jeigu bus aprašomas konkretaus žmogaus atvejais, jo kančios, ar jo ligos, ar jo sėkmės, ar dar kažką, bet vis tiek tai bus iš tavęs einanti pastanga. Taip. Aš panašiai matau. Gal judant jau biškai prie konkretesnių tokių dalykų, aš norėjau šiek tiek pasidalint
apie tai, kaip žmonės terapijai naudoja. Labai įdomu šitą išgirsti, nes tu daugiau esi susidūręs, aš net nebejoju. Jo, tai tas labai paplitę, aš matau, aš netgi turiu įtarimą, kad, Atsiprašau, koks procentas žmonių tau atrodo terapiniam kontekste bando į tai atsiremti? Aš sakyčiau, mano klientų tarpe, tai teko kažką iš tokio išgirsti, gal iš 30% žmonių, iš trečdalio jo. Jaunesnė pagrindė, taip? Jo, bet ne tik. Žmonės 30 kelių metų, o jaunesni tai tikrai taip daro. Tai keletas yra tokių variantų, kaip tą daro. Tai vienas dalykas - savidiagnozė. Kas su manim dedasi, kas man yra. Ir kartais prašoma, realiai tokios vos ne medicininės diagnozės. Kaip tu tai žiūri? Matau tame pavojų. Tikrai, nes viena vertus esu girdėjęs atveju, kai dirbtinis intelektas paneigia visą laimę spėjimus, kurios ten turi žmogus. Pavyzdžiui, ten mano, kad jam yra šizofrenija, bet pagal visus tos kriterijus, atmeta tą diagnozę dirbtinis intelektas. Man atrodo labai gerai, nes, tai baisus dalykas tikrai apie tai sužinoti, sakykime, būtų, jeigu tai yra nepagrįsta, aš turiu menį. Iš kitos pusės, tai gali ir paklaidinti, ir pasitaiko, kad paklaidina ir žmogus, tą diagnozę neteisingą gauna ir tada, gaunasi taip, kad, pradeda ieškoti pagalbos būdų, nebūtinai adekvačių. Apskritai, tas pats diagnozės fenomenas, jisai yra savaime problemiškas, kad čia net ir kaip psichiatrai diagnozuoja, kartais tas yra labai reikalinga, bet, tas irgi suformuoja tokią labai plokščią požiūrį į tai, kas su manim vyksta, nes šiaip jau visos tos diagnozės, po tom diagnozėm slypi reali patirtis, labai skirtinga patirtis. Viena vertus diagnozės kartais suprantamos kaip ligos, kaip sutrikimai, bet iš tikrųjų kiekviena diagnozė po savim turi kažkokį savitą patyrimo būdą. Tai, ką žmogus išgyvena kaip kažkokius egzistencinius, emocinius sunkumus, tai turi kažkokias priežastis, kažkokią prasmę, kažkokius savitumus. Ir kai žmogus fokusuojasi vien į tą diagnozavimą ir pradeda žiūrėti į dirbtinį intelektą kaip tai, kas jam padeda kažkokią informaciją apie save gauti, pasimeta tas santykis su savo tokia asmeninė patirtim. Žmogus irgi pradeda prisirišti prie tokio šabloniško labai mąstymo. Ir vietoj to, kad suprastų save geriau, jisai tiesiog labiau įsivelia į tokį, sakykime, tokį labai abstraktų santykį su savimi. Ir dar aš sakyčiau, kad atsakomybės nusimetimas yra tame savidiagnozijai. Kuria prasme? Ta prasme, kad jaučiuosi prastai ir galbūt prastai elgiuosi su kitais. Ir, turiu paaiškinimą. Ir tas paaiškinimas mane paverčia tokiu, kaip objektu, kaip tokiu bevaliu iš principo, nes, mane veikia kažkokie biocheminiai procesai vyksta, ir jie determinuoja mane, kodėl aš toks esu, kodėl taip jaučiuosi ir kodėl taip elgiuosi. Ir tada, kitą žmogų įskaudinu ir turiu paaiškinimą ir tokį atsiprašymą. Iš esmės. Tai akivaizdu, kad čia aš nesakau, kad čia būtinai tas yra blogai visais atvejais, nes tikrai yra situacijų, kai žmogus nebegali savęs visiškai kontroliuoti ir yra reali problema, bet aš tai matyčiau, kad yra šitas dalykas. Viena, kad su savo patirtim ryšio praradimas, pernelyg įsijautusi savidiagnozę. Kitas dalykas, tokia atsakomybės jausmo nusimetimas yra. Taip, aš matyčiau tame irgi grėsmę, kai vis atsiranda kažkokių papildomų argumentų pateisinti savo elgesį. Dar vienas aspektas tam terapiniam naudojime dirbtinio intelekto jau yra tas minėtas, jau šiek tiek aptartas emocinės paramos momentas, kuomet dirbtinis intelektas,
ne tik formaliai reaguoja, bet jisai su emocija tam tikrą reaguoja. Na, įdeda tuos žodžius į tą sakinį, kurie tariamai atliepia emociją. Tai tas yra įdomus dalykas. Aš kaip minėjau, pats pastebėjau iš savo vartojimo, kad tas man turėjo emocinį poveikį ir aš girdžiu, kad turi tą emocinį poveikį kitiems žmonėms. Bet, aš irgi matau tame tam tikrų rizikų, nes, emocinė parama yra labai svarbi. Labai svarbu yra priimantis santykis su mūsų išgyvenimais ir dirbtinis intelektas turi tą, kad jisai, paprastai neteisia, nesmerkia kažkaip. Man atrodo, gal čia irgi kažkokie saviti sprendimai iš dizainerių pusės, iš tų kūrėjų pusės. Kita vertus, kartais gali būti svarbus toksai, realistiškas kažkoksai atsakymas, ar ne? Tai vėlgi nuo konteksto labai priklauso, ar labiau padės toksai priimantis santykis, ar labiau toksai, konfrontuojantis, sakykime taip. Ne, tai yra grėsmė, kad, dirbtinis intelektas pataikauja. Tikslas yra, kad tu kuo ilgiau naudotumės. Taip, čia vėlgi sprendimas yra tų dizainerių tikriausiai pusėje. Ne, ir tas apskritai yra pastebima, kad polinkis tų dirbtinio intelekto aplikacijų populiariausių, kaip ChatGPT ar panašiai, yra toks polinkis pataikauti. Ne? Tai sakyti labiau tai, ką norėtų girdėti tas vartotojas. Tame turbūt yra rizika. Pakankamai nemažai paklydimus nueiti. Dar vienas aspektas, kuris man atrodo svarbus, tai yra tai, kad sakykime, terapijoje, kalbant apie savo jausmus, yra labai svarbus toks ėjimas į pažeidžiamas temas kito žmogaus akivaizdoje. Tai reiškia vis drąsiau jaustis, kalbėti apie jautrias temas kito žmogaus akivaizdoje. Ne, ir kuo tai yra naudinga, kad paskui žmogus tampa drąsesnis ir bendrai su kitais žmonėmis. Tai terapija yra tas toksai realus žmogiškas ryšys, kuriame žmogus vis drąsiau eina į savo pažeidžiamumą, vis drąsiau jį atskleidžia ir paradoksaliai tokiu būdu darosi vis mažiau pažeidžiamas. Bet tam yra labai svarbi ta reali tokia patirtis, buvimas už kitų žmogum ir patiriant jo reakcijas. Ne, ir terapeutas ne visuomet tobulai sureaguoja. Ne, jis kartais empatiškai sureaguoja, kartais neempatiškai. Gali kaip robotas irgi. Irgi gali kaip robotas, bet tada yra proga kalbėtis apie tai, kažkaip tą tyrinėti. Ir ta reali patirtis buvimo su kitų žmogum, einant į pažeidžiamas temas, jinai labai svarbi tokiam tyrinėjimui. Ne tyrinėjimui, atsiprašau, o stiprėjimui, apskritai žmogaus. Ir tas dirbtinis intelektas, jisai yra toksai kaip šiltnamio sąlygos, sakyčiau. Šiltnamio sąlygos žmogui. Ir aš abejoju, kad tai yra pakankama tokia terpė tam pokyčiui įvykti. Tokiam realiam pokyčiui vykti žmoguje, kad jisai, sustiprėtų, taptų tvirtesnis tose vietose, kurios jam realiai yra jautrios. Čia šiaip labai svarbu dalykai vardinai, kurį aš tai išryškinčiau dar, bet labai naujo nieko nepridėdamas, tik tai pasakydamas, kad terapinis santykis yra gyvas santykis. Pradžiai gali būti ir daugiau žmonių, bet pirmiausia tarp dviejų žmonių. Čia ar tai yra psichoterapija ar filosofinė terapija, filosofinis konsultavimas. Niekas negali pakeisti. Netgi, žmogus vienas, netgi be dirbtinio intelekto, gali labai daug padaryti, labai daug su savim padaryti, labai sustiprėti, bet visada čia netgi nekalbant apie terapiją apskritai, apie susidūrimą su kitu žmogum, ir tokį gilų susidūrimą, tame tada atsidaro visiškai kiti dalykai. Visiškai kiti dalykai ir tik per tą susidūrimą su kitu rimti dalykai gali vykti. Šiaip, jo, aš to pilnai sutinku ir gerai, kad paminėjai, nes ir pačioj terapijoje dažnai labai terapiška būna, kai terapeutas kaip žmogus susitinka su klientu. Ne, tai čia, aišku, ne visos terapijos kryptis su tuo sutinka, pavyzdžiui, ten psichodinaminė, psichoanalitinė nesutiktų, bet egzistencinė terapija labai su tuo sutinka, kad būna momentai terapijos procese, kai tai, ką klientas sako, kažkaip labai paliečia terapeutą vienaip ar kitaip ir, terapeutas labai žmogiškai, atsiveria, pasidalina tuo, kas su juo vyksta tuo metu. Ir tada tas labai žmogiškas susitikimas
tampa, tikrai toks gan terapiškas, nes vėlgi čia yra susidūrimas su kitu kaip realiu žmogum, kuris jaučia, kuris išgyvena kažką dėl to, ką aš sakau ir ką aš atsinešu, o dirbtinis intelektas to neturi. Jisai yra anonimiškas galų gale, jisai gali tik modeliuoti tokias labai abstrakčias tas reakcijas. Ne? Ir dar aš gal pratęsiu, kodėl tas kitas žmogus toks svarbus. Pradėkime nuo terapeuto, ar psichoterapeutas, ar filosofinis konsultantas, filosofinis terapeutas. Kad vėlgi, čia gal šiaip reikia tokius užtvirtinti dalykus apie ką dabar darom, apie santykį, apie terapinį santykį, kad irgi tai yra irgi ne informacijos apsikeitimas. Čia nėra informacijos apsikeitimas, čia akis žiūri į akis, kūnas mato kūną, kūnas jaučia kūną, kūnas jaučia galbūt nepatogumą prieš kitą kūną, jaudinasi ar pyksta, ar bet kas gali būti. Ir čia yra esmė, ir tie netgi žodžiai, ta informacija yra tik vienas iš dalykų. Vienas iš dalykų to kas vyksta. Taip, tai antrailis dalykas. Taip, nes juk tikrai turi patirtie tų atvejų, net nebejoju, kai kalba tarsi einasi su žmogumi lengvai, su klientu, tarsi atsiveria, bet yra jausmas, kad kažkas kad tikrai neatsiveria. Kad yra visiškai kiti lygmenys, kurie uždaryti, užblokuoti ir kažko reikia dar daug, kad tas atsiblokuotų. Tai jeigu terapija suvokiama tik kaip informacijos pasikeitimas arba vien tik kaip tekstas, kalbant su, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto programomis, tai tik kaip tekstas, tai yra labai 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 siauras lygmuo. Aš su tuo pilnai sutinku. Tai, kad pačioje terapijoje tas apsikeitimas informacija yra antraeilės reikšmės, o pirmaeilės reikšmės dalykas yra būtent pats atsivėrimas, atvirumas, drąsa tam atvirumui ir tai, kas tuomet vyksta, einant į tą atvirumą. Tai yra visame tame nėra su dirbtiniu intelektu. Tai yra tokia šiltnamis, toksai dirbtinis intelektas gaunasi, toks kaip šiltnamis. Nors vėlgi, čia turbūt įvairių atvejų galima sugalvoti, kaip, gal žmonėm kažkokius pirmus žingsnius tas gali padėti žengti, pirmus žingsnius į atvirumą. Tai kaip toks pasiruošimas, pirmas laiptelis, galbūt einant į atvirumą, aš neatmetu, kad tai galėtų tapti kaip pagalbinė priemonė. Aš galvoju, galim dar porą aspektų paliesti. Čia kažkaip nuėjom nuo tos temos, kad apie tokias bendrybės ir bendras schemas yra dirbtinis intelektas, kaip ir savipagalbos knygos, bet jos bent jau vis tiek palieka erdvės mums interpretuoti ir susiasmeninti, o dirbtinis intelektas tiesiai, pseudoasmeniškai į tave kreipiasi. Tai kalbant, tema, kai žmonės naudoja, bandydami suprasti kitą, bandydami suprasti savo kažkokius asmeninius santykius su kitais žmonėm, tai naudojamasis dirbtiniu intelektu yra greitų atsakymų irgi paieška, greitų atsakymų ir tokių irgi neskausmingų tarsi atsakymų, kad pasitelkiu arbitrą, pasitelkiu aiškumą tam tikrą, trečią veikėją, besmenį, kuris bendrom schemam naudojasi. Ir tada, kaip ir savo gebų, savo gebų nelabai vystau, nelabai lavinu, įsiklausyti, suprasti ir tuo pačiu būti tam nesuprantamume, nežinojime, kažkokiam gal nemalonume, gal konflikte, gal abejoniai, neapibrėžtume. Čia jau mes einam gal prie tokio platesnio vaizdo, ne, kad apskritai taip. Bendravimas su žmonėm, čia jau nebūtinai terapinis ryšys, apskritai santykis su žmonėm ir dirbtinis intelektas kaip tai, ką aš pasitelkiu, kad sprendžiau kažkokį dilemą.
Tai tu sakai, žodžiu, kad jeigu aš taip kreipiuosi iš karto į dirbtinį intelektą, tai aš ieško tokio greito, neskausmingo ar mažiau skausmingo būdo spręsti tą santykį. Ne, vietoj to, kad aš eičiau į tą tokią, kaip sakyčiau, ten kažkokį lauką, ten minų lauką, kartais pokalbis būna toks, pradedi šnekėti ir tu nežinai, kas bus, tu bijai ten tą pasakyti, kad ten nekiltų konfliktas, bijai tą pasakyti, bandai rasti tinkamus žodžius, kartais nerandi, ten sprogsta ta mina, ten kitas įsižeidžia. Bet šitas procesas labai realus, ar ne, kuomet mes einam į kontaktą, bandom megzt kontaktą su žmogum, rizikuojam, užminam jam ant kojos, jis mums užlipa ant kojos. Bet visas tas procesas yra labai svarbus. Tu tai turiu omeny. Taip. Ne, kad per tą procesą, kuriame mes bandom eiti į kontaktą su žmogum, iš pradžių nerandam to kontakto, vėl bandom, kad visa šita tokia, sudėtinga ir skausminga kelionė į kontaktą su žmogumi savaime yra svarbus dalykas. Ir jeigu mes iš karto kreipiamės į dirbtinį intelektą, tai mes nekeliaujam tos kelionės, mes norim iškart į tą galutinį tašką nueiti, bet mes kažką tame prarandam. Ne? O ką mes prarandam? Kas tai galėtų būti? Ką prarandam, tai būtent kaip tu pasakei, kad atsidarius, būnant pažeidžiamume, mes stiprėjame, nes mokomės būti pažeidžiamume. Ir tada mums pažeidžiamumas darosi vis mažiau baisus. Tai yra apskritai du tokie variantai, sakyčiau, saugumo jausmo. Vienas pseudo saugumas, kitą pavadinčiau tikruoju. Tai pseudo saugumas yra užsistatymas barikadomis arba vengimas tų situacijų, arba išskubėjimas iš tų situacijų, kurios nekomfortiškos, kur tu bijai. Bet dažnai tai laikoma saugumu. Bet aš sakyčiau, saugumas yra tikrasis, tai kai jau tau kažkaip baimė labai lieka. Kitaip tariant, kai tu praeini tuos dalykus ir žinai, kad jie tavęs nenužudys. Šiuo atveju, bijau aš tau, pavyzdžiui, Justinai, mes esam seni geri draugai ir kažkas įvyksta tarp mūsų ir, nemalonu man pasakyti tau kokį nors dalyką, bijau aš tau galbūt pasakyti, bet jeigu aš tau pasakysiu ir tu kažkaip suvirškinsi, tai aš manau, kad ir aš sustiprėsiu, bet ir mūsų ryšys sustiprės. O jeigu aš įsivesiu ChatGPT ir tiesiog pabandysiu tavęs suprasti ir prašokti šitą žingsnį, tai kažkoks lygmuo, man atrodo, bus praeitas ir ta gelmė santykio, ne tai, kad bus prarasta, bet tiesiog kažkur tai nenueita, stiprinant mūsų ryšį. Tai man atrodo, žmogus nori greitų atsakymų ir greitų sprendimų, bet dalykai ne visada vyksta greitai. Turi būti tam tose nemaloniuose jausmuose, nemaloniuose būsenose. Ir jeigu išbūni, tai tada viskas gerai. O išbūt tikrai galima. Nes išbūti ir tada mokytis kažkaip tai iš jų kažką pasimti ir iš jų išeiti. Taip. Šiaip pat man atėjo dar viena mintis, klausant tavęs, kai tą pažeidžiamumo aspektą paminėjai, tai čia yra dugi poliai, mano pažeidžiamumas ir kito pažeidžiamumas. Ir dirbtinis intelektas, jisai nepažeidžiamas jo. Tai aš kažką gaunu iš to bendravimo su dirbtiniu intelektu, kuomet jis nėra pažeidžiamas. Ne, kažkaip aš drąsiau galiu ten rašyti, ten aš galiu jam rašyti blevizgas, ką tik nori, ten ir apie savo skaudžiausius dalykus jam pasakot. Jis yra nepažeidžiamas. Tai tas yra super, ne, man tiek laisvės atidaro, bet ką aš prarandu tame, ne, kai partneris yra nepažeidžiamas. Aš prarandu turbūt, įsivaizduočiau, kad apskritai ir savo ribų tokį suvokimą. Nes galiu keikti, galiu varyti viską, bet visiškai nesusigaudyti, kad kitas nėra mašina, kitas irgi turi ribas, kiek mane gali patempti. Ir
kiek mane patempti, tiek, tokia krūvio prasme, kiekio to, ką aš iškraunu ant kito žmogaus, bet ir apskritai, nelavina turbūt mano gebėjimo apskritai kažką pasakyti, neįskaudinant, nenudaužiant kito žmogaus. Nu taip, čia... Nesuvokiant kitą kaip pažeidžiamą, tai tu nors ir atsiveri, bet tuo pačiu ir turi suprasti, kad čia žmogus, kuriam negali sudaužyti, sutriuškinti. Nu taip. Kažkaip tas atrodo man svarbu. Mes, privalome mokytis būti su kitų pažeidžiamumu, priimti, kad tai yra duotybė ir to nebūtinai išpūsti, bet gerbti tą turbūt yra labai svarbu ir auginti ir savo gebėjimą taip empatiškai būti su kitais žmonėmis. Jo labiau, kad, ir toksai tas ryšio autentiškumas su kitu žmogum turbūt, toks giliausias būna, kuomet tiek aš, tiek kitas vienas kitam, tą pažeidžiamumą kažkaip, parodom, atliepiam. Tai dirbtinis intelektas, tos srities, jisai atrodo, visai kažkaip neturi, bent jau šiai akimirkai, O dar vienas dalykas, kuris man ką tik irgi atėjo į galvą, tai... Bet užkrito. Tai galbūt nelemta, galbūt ateities pokalbėms. Bet taip, žodžiu, šitas aspektas man tikrai svarbus atrodo. Apskritai, čia dabar šiek tiek jau prie kitos temos ir po truputį link pabaigos, judam, nedaug mums liko, bet, čia ir savipagalbos knygos galėtų, tiksliau ne jos pačios, o perdėtas rėmimasis jomis, bet dar labiau rėmimasis dirbtiniu intelektu, perdėtas, kad, kiek žmogus pasitikė savo paties patirtimi ir pojūčiais. Ir čia yra labai svarbus dalykas, jeigu aš bent jau laikausi minties, kad jeigu žmogus... ir į savo patirtį atsiremiu. Jeigu žmogus atsiremia, jau išeina vis labiau atsiremti į savo patirtį, vis labiau ją pasitikėti, vis labiau savo jausmais pasitikėti, tai jis eina tokiu išsilaisvinimo keliu ir stiprėjimo keliu. Laikausi tokios minties, tokios prielaidos. Kad išoriniai autoritetai, tos bendros schemos, bendros tiesos vis mažiau turi tokios galios, kaip kažkoks teisėjas, kaip kažkoks vertinimo matas, bet galima jomis remtis, bet jau irgi reflektuojant. Bet atsiremimas į savo patirtį yra, man atrodo, nepaprastai svarbus dalykas žmogaus gyvenimo kelyje. Ir tai nevyksta savaime, ir nevyksta iš karto. Taip, aš su tuo irgi kažkaip linkęs sutikti, nes čia, manau, ir tiek filosofijoje, tiek ir įvairiose kitose tradicijose, ar tai būtų budizmas ar daoizmas, sakykime, egzistencinė filosofija labai panašus dalykai yra akcentuojami, kad šiaip jau mes gimstam į kontekstą kažkokį kultūrinį, socialinį, kalbinį, mes perimam daugybę tų bendrų temų, tezių ten kažkokių apie pasaulį, mes pirmą tikime autoritetais, bet žmogaus brandos kryptis yra būtent gebėjimas remtis į savo patirtį. Tai manau, tas tikrai pasitvirtina ir galima rasti įvairiausių pavyzdžių. Kodėl tas dar svarbu, man atrodo, tai kad, sakykime, dirbtinis intelektas nėra ir vertybiškai neutrali sfera. Nes kai mes kalbam ypač apie gyvenimo reikalus, tai ten vertybės yra esminis dalykas. Į kokias vertybės aš remiuosi savo sprendimuose, savo požiūrį į pasaulį. Ir yra pakankamai toks jau viešas turbūt faktas, kad tos kompanijos, kurios kuria dirbtinį intelektą, jos į tuos chatbotus taip pat įdeda ir tam tikras gairias vertybiško reagavimo, kas yra
vertybiškai priimtina, kas nepriimtina. Tai reiškia, uždėtas yra tam tikras rėmas ir, žmogus gali būti nepakankamai sąmoningas ties tuo, kad tie dirbtinio intelekto atsakymai, jie nėra vertybiškai neutralūs. Jie yra vertybiškai atvirkščiai neneutralūs, jie yra vertybiškai orientuoti, bet ta orientacija, jinai nėra akivaizdžiai matoma, jinai yra įprogramuota į tuos tokius klodus gilesnius to, kaip tie atsakymai formuluojami. Ir jeigu žmogus yra linkęs pasikliauti labiau tuo autoritetiniu atsakymu, o ne savo patirtimi, tuomet tai gali iškraipyti, vėlgi, tą tokią autentišką vertybinę orientaciją, kurią žmogus galėtų įgyti. Aš tave dar šitoje vietoje su tokia kompiliacinė, konspektinė frazė pasakysiu, kelis sakinius. Aha. Nes man gerai sakai, pasakysiu tą, pridėsiu, kad iš esmės tai kas yra, nėra tiesa, kas yra labiau nuomonė, kas yra vertybė, vis tiek yra ir papročiai gali būti ir tam tikras subjektyvumas žmogus priima kaip objektyvę tiesą, tokį gelžbetoninį faktą ir nenuginčiamą dalyką. Ir tas nepadeda žmogui išsilaisvinti, pavadinčiau, nepadeda atsiremti į savo patirtį. Svarbu suvokti tą, kad apskritai retai kada pasitaiko tokio vertybinio neutralumo ir viskas yra tam tikros interpretacijos, kad medijuota viskas tradicijos, kultūros, konteksto ir reikia tą turėti omeny. Reikia tą turėti omeny ir visada atsargiai žiūrėti, kai kažkas kažką kalba kaip ties. Aš sakyčiau, čia yra filosofija, šiaip yra vienas iš esminių dalykų. Aš bent jau pats visada mačiau, kad kultūrinius tam tikrus teiginius, kultūrą apskritai matyti ne kaip tiesą, bet kaip tam tikrą, reliatyvų dalyką, reliatyvų, kontekstualų dalyką ir kai ką galima iš ten priimti, kai ką galima atmesti, bet nepriimti vienašališkai 100%, kvestionuoti ir žiūrėti, kas tau tinka, kas tau netinka. Taip. Apskritai, turbūt, kad daugelis tiesų, kuriuom tikime, jos pagrįstos tokių autoritetinių santykių. Kad yra kažkokie autoritetai. Taip. Ir jų tiesas, kurias girdime, mes priimame kaip tiesas, nes tai yra autoritetingas žmogus. Kaip yra pasakymas, kill your idols. Man labai patinka. Arba kaip budistai irgi sako paradoksaliai kartais, kad tu turi nužudyti Budą. Fantastiškai pasakyti. Tai man tas labai irgi patinka. Kad, tikras budizmas, jisai nužudo budizmą. Taip. Tam, kad išsilaisvintume iš tų mąstymo schemų, panašiai. Tai čia tas asmeninės patirties elementas tada tampa pagrindinė atrama. Ne tiek autoritetas, bet mano asmeninė patirtis ir akivaizdu, kad kai kuriems žmonėms dirbtinis intelektas tampa autoritetu. Ir vieną pasakė gerai, antrą pasakė gerai, tai reiškia viskas, ką sako gerai ir tada toks atsiranda lengvabūdiškas santykis su visu tuo. Ir dar vienas gal pabaigai paskutinis aspektas, kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kad tas rėmimasis į dirbtinį intelektą, į jo gebą pasakyti tariamas tiesas, į jo gebą nuspėti, jisai taip pat formuoja tam tikrą požiūrį į pasaulį, kad jį įmanoma prognozuoti ir kontroliuoti. Ir tas pats irgi galioja santykiams su žmonėmis. Mums atrodo, kad mes bendraudami su žmogumi galime rasti kažkokią auksinę formulę ir tada tą formulę remtis, kad pasiektume kažkokią sėkmę. Ten, sakykime, jeigu ten nori moteriai padaryti įspūdį, tai daryk ABCD, arba ten, Jordanas Petersonas. Taip, Jordanas Petersonas, Andrew Tate, dar radikalesnis, dar žiauresnis, bet esmė lygiai ta pati. Taip. Jo, tai esmė yra lygiai ta pati. Daryk A, gausi B. Taip, dirbtinis intelektas gali paklausti, o kas patinka tavo žmonai ar draugiai. Pasakyk, kas jai patinka, aš tau pasiūlysiu idėją.
Tai galbūt jisai tikrai pasiūlys kažką prasmingo, kas tiks ten, sužavės ir taip toliau, bet tai formuoja patį santykį, kad aš taip pradedu žiūrėti mechaniškai, kad aš spaudau mygtukus ir vyksta procesas. Tai sukuria tokią galios iliuziją. Tuo tarpu, realybė rodo, kad toli gražu ne viskas paklūstų mūsų galiai ir jo labiau galiai nepaklūsta žmogiški santykiai, turbūt. Kažkiek mes galime daryti norimą įtaką, bet toli gražu ne visą ir daugybė aspektų, kurie vyksta tarp asmeninių santykiuose, yra nenuspėjami, neprognozuojami. Ir svarbi yra ta geba mokėti būti su tuo nenuspėjamumu ir neprognozuojamumu. Toks gebėjimas išbūti nežinomybėje, išlaukti tą nežinomybę. Kartais geriau nieko nedaryti, negu šokti kažką daryti. Tas irgi pasiteisina, nes kartais kuo daugiau darai, tuo daugiau ten primali nesąmonę. Ir paskui tenka srėpti tą visą košę papildomai. Tai aš pridėčiau, kad apskritai mes esam tokios technologinės kultūros produktai, nors ir su gebėjimu reflektuoti tą, nes ne vien vakarų kultūra nėra tik technologinė, jinai visą laiką buvo ir tokia, aš sakyčiau, antitechnologinė, maišto, meno, filosofijos tos pačios, bet irgi nuo ankstyvų laikų tas technologinis pasaulėvaizdis buvo labai stiprus ir jis, aišku, sustiprėjo per paskutiniuosius porą šimtmečių, davė neįtikėtinai daug pasauliui. Galimybė dabar sėdėti čia ir kalbėti su tavimi, Justinai, per šitą visą įrangą ir žmonės gali klausyti. Tai aišku, čia yra tokio technologinio pasaulio vaizdinio rezultatas. Bet kame yra problema, kad žmonės pradeda visiškai pasitikėti šituo vaizdiniu pasaulio, tokio mechanicistiniu, kur jeigu A, tai bus B, jeigu B, tai bus C ir taip toliau, kad viskas determinuota, viskas suskaičiuojama, viskas paaiškinama. Ir aš manau, kad viena vertus pasaulis yra absoliučiai subanalinamas, antra vertus tai labai toli nuo realybės, manau, kad aš nežinau, turiu tokį vaizdinį, tokį mitologinį šiek tiek, kad koks nors labai savim pasitikintis mūsų konteksto ar vakarų žmogus, dažniausiai ne mokslininkas, nes mokslininkai, kiek aš susidūriau su gamtos mokslo atstovais, jie labai kažkaip savo ribas jaučia tame, ką jie daro ir noriai prisiema ir paslaptį į gyvenimą, ir nežinomybę, ir netgi mistika tam tikrą. Mano patirtis bent jau tokia, bet yra daugybė žmonių, kurie į tokį pozityvizmą, scientizmą linkę, kurie mano, kad mokslas ir technologija, mokslas viską paaiškina, technologijos viską išsprendžia, tokių žmonių labai daug. Tai aš turiu tokį vaizdinį, kad nuvyksta toks žmogus kur nors į tokį alternatyvę realybę, kur sėdi koks dzenbudistas, daoistas, koks nors šamanas, ir jis nuvyksta toks savim pasitikintis vakarietis ir jam pradeda aiškinti, kaip čia viskas yra. Ir ta hebra arba iš jo pradeda juoktis, arba net iš vis niekaip nesureaguoja, nes į tokį infantilų žvilgsnį į pasaulį net nelabai yra ką reaguoti. Žodžiu, kažkada man toks vaizdinys atėjo. Apie tokį labai viską suvokantį technologizuotą požiūrį į pasaulį. Ir graikų filosofas, tarp kitko irgi filosofas galėtų sėdėti toks klasikinis irgi prieš tos hebros, kur irgi pasijuoktų. Nors jis tai būtų gal agresyvesnis, biškai sumuštų, nes kaip žinom, graikai buvo. Graikai mėgdavo. Yra žinoma, kad ne tik argumentai spręsdavo konfliktus, ne tik filosofuodavo, bet žodžiu, tą tiesą savo kartais kitaip norėdavo įrodyti. Šiaip šitas vaizdinys, irgi man gal primena, kad šiaip gal biškai pasikeitęs yra santykis, nes tokio didelio optimizmo tom technologijom gal net buvo daugiau šiek tiek prieš pasaulinius karus, aš galvoju, net ir tie visi projektai ten kaip nacizmas arba kaip ten ypač komunizmas, Sovietų sąjunga, Sovietų sąjunga turbūt irgi buvo to pozityvistinio pasaulėvaizdžio, kažkoks atspindys,
arba bent jau pats komunizmo konceptas, jisai tą suponuoja, kad galime prognozuoti ir sukonstruoti kažkokią tobulą visuomenę, remiantis kažkokiais aiškiai žinomais principais. Tai visos tos patirtis ten pasaulinių karų, griūčių, tų visų tokių eksperimentų socialinių, kaip komunistinė ar nacistinė tos santvarkos, nu, jos, man atrodo, biškį įnešė tokio blaivumo. Atsimenu, tas pats yra Teodoras Adorno, kuris sakė, kad tas klasikinis komunizmas norėjo sukurti rojų žemėje, o tas jau brandusis komunizmas, jisai bando išvengti pragaro. Tai čia tokių blaivumo apraiškų turbūt yra atsiradę, bet vis tiek, man atrodo, kai atsiranda tokios naujos technologijos, nu jos vėl taip biškai pradeda akint, vėl pradeda tą iliuziją tokią. Man atrodo, kad tas technologinis pasaulio matymas, jisai, galbūt nebeturi tokio utopinio impulso, kad viskas bus išspręsta ir čia sukursim tobulas valstybės, bet aš manau, kad jisai skverbėsi į kitas rytis labai. Į kasdienį gyvenimą. Į kasdienį gyvenimą ir apskritai, netgi į tam tikras labiau vos ne mistinės irgi sritis, ezoterinės, kad jos irgi dažnai per vakarietiškus sakinius matomos labai technologiškai, pozitivistiškai. Pavyzdys yra diskursas apie psichodelikus, kuris yra dominuojantis diskursas, yra visiškai technologinis. Čia vienas iš pavyzdžių, visiškai technologinis, kad tam tikros medžiagos kažką padaro smegenyse, jeigu A tai B, ir tada geri rezultatai. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Tai man atrodo tiesiog, kad šitas mąstymo būdas, kur problema išsprendžiama tokiu techniniu būdu, jis praėjęs daugybę kitų, daugybę sričių. Ir, aišku, negalima sakyti, kad nėra tiesos grūdo tame, nes turbūt technologinis mąstymas apskritai žmogui būdingas ir žmogui labai daug duoda ir jis daug kur pasiteisina. To negalima atmesti, tikrai, tai yra akivaizdu, bet tai nėra pilna tiesa ir dar ką atkreipčiau dėmesį, kad šiaip technologinis mąstymo būdas, jisai turi panašumų ir su maginiu mąstymu, nes maginis mąstymas savo esme labai panašus, kad atliksiu ritualus kažkokius būrimus padarysiu ir gausiu norimą rezultatą. Ten, pavyzdžiui, ten padėsiu po pagalvę ten kažkokį burtą ir tas žmogus mane įsimylės. Tai lygiai toks pat mąstymas yra galbūt, kad su ChatGPT, aš konsultuosios ir jis man padės užkariauti tą žmogų. Tai čia tarsi technologinis mąstymas, kitur maginis mąstymas, bet jų tokios bazinės prielaidos ganėtinai panašios, kad darydamas žingsnius A, B, C, D aš pasieksiu norimą rezultatą. Kas yra iliuzija, kas yra klaida, nedarykit taip, klausytojai, mes su Algiu puikiai išmanom. Mes autoritetai. Autoritetai, kaip reikia daryti. Man atrodo labai graži pabaiga šitą, ką mes dabar sukalbėjom. Galvoju, galbūt reikia uždarinėti temą, bent jau šiam kartui, nes čia šiaip tema atvira ir aš nesu labai įsigilinęs į tai ir manau, kad reiks pasigilinti daugiau ir bus daugiau įžvalgų šitoje vietoje. Spėju, kad tu irgi ir plus keisis šitie dalykai ir dar sužinosim ir atsivers nauji horizontai. Gali būti, kad prie to dar grįšime. Kaip sakė vienas su dirbtiniu intelektu siejamas filmo herojus, I'll be back. We'll be back. Tai ačiū tau, Justinai. Ačiū, Algi, ačiū jums, mėly klausytojai, ir iki kito karto. Iki.